Ok, važiuojam toliau. Turim ketvirtadienį ir kaip tik šiandien įvyko pora įdomių dalykų. Vienas tai yra, kad Kamino protokolas ant Solanos palončino savo V2. Tai iš tikrųjų, kai anksčiau rodžiau įvadą į lending ir borrowing provision ir visus protokolus, rodžiau ir Kamino ir dabar šiek tiek viskas pasikeitė. Tai noriu labai greitai prabėgti, kas pasikeitė, ką jie paannouncino. Tada šiandien parodysiu du naujus protokolus, du naujus būdus, kaip uždirbti fiksuotą ir garantuotą procentą. Tai yra, pavadinkim, kaip A0 coupon bonds, ne opcionai, nes tai ne visiškai pilnai atitinka opcionų apibūdinimą, bet link tos pusės. Tai yra keli protokolai ant skirtingų chainų, kurie tai duoda ir paprasčiausiai tai leidžia uždirbti fiksuotą yieldą, kuris yra garantuotas, jeigu išlaikai tą esetą iki tam tikros dienos, kuri būna iš anksto nurodyta. Tai apie tai vėliau. Ir dabar ir beje dar įvyko įdomus dalykas su CETUS protokolu ant SUI. Neaišku 100%, ką jie ten pridarė. Vieni sako, kad buvo kažkoks tai hackas įvykęs, kiti sako, pats Steamas sako, kad tai buvo bugas orakulo. Nežinosi, kas yra iš tikrųjų. Iš mano rato yra kalbama, kad nieko iš tikrųjų rimto neįvyko, o paprasčiausiai didžioji dauguma social medijoje, ypač Twitter'į ir panašiai, žiauriai farmina laikus, farmina peržiūras, followerius, rašydami postus, kad kažkas kažkur kažką nuhakino. Nes visos šitos naujienos labai staigiai plinta ir iš tikrųjų netgi, kai viskas paaiškės, kas įvyko, kodėl įvyko, padarysiu atskirą video, kuriam parodysiu, kaip žmonių psichologija labai gražiai suveikia ant tokių situacijų. Nes buvo tiesiog gražu žiūrėti Twitter'į, kai vieni shortina SUI, nors SUI nelabai yra susiję su tuo ir kaina net nereagavo į tai. Kiti, tie, kurie shortino, pamatė žinutę iš Teamo, kad tai yra bugas, ne hackas, tada iš karto užsidarė shortus, atsidarė pirkimus. Ta prasme, tas retailo mindsetas yra labai įdomus, tai galėsiu panalizuoti biškį detaliau, bet pirmą tiesiog reikėtų sulaukti, kas įvyko, nes šiai dienai atsidarius protokolą ir pats Teamas CETUSO yra parašęs, kad trumpam, kol vyksta visas investigationas, kas čia kur yra apie ką, tai protokolo smart kontraktas yra išjungtas. Tai atsidarius tą poziciją, kurią mes darėm kartu, kurią aš buvau palikęs nuo senai viešam wallet'e, aišku, tai nėra maloni situacija, nes iš tikrųjų tie pinigai tokie ant mano asmeninių wallet'ų ir mano rate, vis tiek tai yra sumos, tai yra pinigai. Ir kai tu matai tokias naujienas, tai nėra malonu, bet per tiek metų markete toks dalykas čia yra mažiausias smulkmena, kas gali įvykti markete. Tai visiškai nėra kažkokios tai reakcijos ar kažkokios tai problemos. Tikrai mačiau dar netokių dalykų ir dažniausiai DeFi'aus protokolai tokio dydžio kaip CETUS ir kiti, kuriuos aš rodžiau, Orca, Radiumas, Uniswapas, Aero, visi mega dydžio protokolai dažniausiai, netgi 99% kartų turi tam tikrus backupo fondus, kurie tokiais atvejais būna aktyvuojami ir likvidumas, pūlo pozicijos ir panašiai viskas grįžta ten, kur buvo. Bet pačiam protokole esantis pūlai, ypatingai mažesni, kažkokie mimcoininiai arba tiesiog mažo TVL pūlai, taip jie nukenčia. Tie tokenai nusimuša praktiškai 100% į apačią ir buybackas įvyksta sudėtingiau. Kada vyksta pūlai, kurie yra didžiuliai, toks kaip su USDC arba tarkim Sol USDT, USDC, Etheris su doleriu ir panašiai, tokie pūlai dažniausiai būna deaktyvuojami kuriam laikui, kad nevyktų swapai, nevyktų transakcijos, bet jie nukenčia mažiausiai. Tai tiesiog esam laiko
laiko žaidime, laukiam, kas įvyks ir viskas. Šiai dienai pending yield, pending fees yra nerodoma, pozicija yra neaktyvi, nors ir SUI kaina yra šitam range, bet ant DEXo jinai išsimušė, USDC visiškai depegino nuo $1 dėl to visos situacijos. Žodžiu. Kai bus viskas aišku, bus viskas aišku, o šiai dienai nėra ko čia panikuoti, nes dar tikrai netokių dalykų kripto markete būna. Dabar lendingas ant kamino pasikeitė, tai dabar visa ta pozicija, kuria čia irgi buvo kažkada įdėta, kur yra tie patys walletai, kur rodžiau anksčiau, šiek tiek atsinaujino, tai pasikeitė biški UI, pasikeitė biški toksai bendrai, ką jie čia padarė. Ir jie pridėjo naują dalyką, kur yra earn, ir tai yra V2 lendingas. Ir tai yra automatizuoto lendingo saugyklos, pavadinkim, kurios tau duoda tam tikrą API, bet tai yra automatizuotos strategijos. Reiškia, kad tai veikia net nestandartiniu būdu, kur tu suplaini, tarkim, USDC ir tavo API priklauso nuo to, kiek to USDC yra pasiskolinta iš pūlo. Lygiai taip pat kaip yra markets ir tarkim paėjus į main marketą, kuris yra, man atrodo, pala viršui. Jo, tarkim yra USDC, toksai yra API ir jis tai vaikšto pagal tai, koks yra to pūlo utilization rate'as. Tai čia yra standartinis lendingas, tai yra V1 pavadinkim, ir dabar naujas metodas, ką padarė Kamino, tai yra automatizuotos lendingo vault saugyklos, tai sakykim, verčiasi. Kur gaunasi, kad tu suplaini irgi tam tikrą assetą, bet tas tavo depozas, jis yra skirstomas automatizuotai per visus yieldą generuojančius protokolus, kažkokius assetus, kažkur, kur gaunamas yieldas ir tau mokamas API'us yra būtent iš to. Tai kartais toks API'us gali būti gerokai didesnis negu tiesiog paprastam yieldinge, o rizika, kad iš tikrųjų šitų atveju yra šiek tiek galbūt didesnė, nes tavo assetai nėra paprasčiausiai lending ir borrowing, jie yra naudojami stumdyti toliau ir gauti yieldą maksimaliai visur, kur įmanoma tą yieldą paimti. Tai vėlgi, jeigu kažkurie protokolai, assetai, į kuriuos USDC važiuoja ir yra konvertuojami ir generuoja yieldą papildomą, sugriūtų, kažkas įvyktų, kažkas atsitiktų, gali tai būti, kad ir šitie visi depozai sąlyginai kažkur tais sujudėtų ne į tą pusę. Tik va, kaip pavyzdys yra, tarkim, USDC Prime, pūlas jau yra 8 milai sumesta, tai yra konservatyvus pūlas, tai yra su aukšto likvidumo tokenais, ir gaunasi, kad jisai toksai saugesnis. Tada pasispaudus ant jo, matysit, kiek įdėta, kiek pasiborovinta, koks utilization rate'as šito volto, ir paėjus žemiau jisai rodys, kas managina šitą voltą ir į kur šitie assetai važiuoja. Tai jie važiuoja į JLP marketą ir į main marketą ir yra parodyta, kas per tokenai yra laikomi. Ir visi jie generuoja kažkokį tai yieldą. Ir tas yieldas iš to ir ateina, kad tiesiog dalį to yieldo gaunate ir jūs. Tai yra, jūs įdėjot USDC ir visą kitą managina kažkas kitas. Šiuo atveju tai yra Stayhouse protokolas. Jisai ima visą šitą balansą ir deda į kitus assetus, kurie generuoja yieldą papildomą ir jiems reikia jos sugeneruoti pakankamai daug, kad išmokėti jums API-ų ir tada, aišku, užsidirbtų ir visi kiti. Tai va, toks yra naujovė, pavadinkim, ant Kamino. Tai šitie voltai, manau, tik populiarės, jų daugės ir panašiai. Multiply'us irgi šiek tiek padidėjo ir pasikeitė, pavadinkim, kaip pavyzdys. Turim Agitaus su Sol lupą, paspaudus ant jo, galima multiplyinti, tai yra, kad tu iš esmės, taip kaip rodžiau ant SUI kažkada anksčiau, kur tu gali užsteikinti SUI, liquid staking'e, tada liquid tokeną vėl suplyinti, skolintis normalų SUI,
vėl steikint ir vėl supplyinti ir tą gali kartoti, taip susikurdamas savo leverage'ą. Tai čia yra visiškai lygiai tas pats, yra Jito Sol prieš Solą ir jisai iš esmės generuoja tau yildą iš to, kiek kartų tu pamultiplyinsi. Tai gaunasi, kad tu pasiemi Solą, va tarkim, aš įdedu, nežinau, 5 Solanas, tos 5 Solanos pereina į Jito Solanas ir tada Jito Solanos vėl yra skolinamos, yra tiksliau paliekamos kaip užstatas, prieš jas yra skolinamasi daugiau Solanos, ta Solana vėl eina į Jito, kad vėl generuotų yildą ir vėl yra skolinama ir tu gali tą daryti iki 10 kartų šiuo atveju. Ir tokiu būdu tu iš savo tų 5 Solanų per visą šitą lūpą pasisuksi iki 8,5K vertės Solanų, kurios yra kaip Jito Solas ir tu paprasčiausiai generuosi gerokai didesnį yildą. Tai va, irgi tokia naujovė, sakykime, ant kamino, o dabar einam prie tų protokolų, kuriuos norėjau parodyti. Ir pirmas iš jų tai yra ant Solanos ir jis yra exponent.finance. Ir šitas protokolas jisai duoda tą fiksuotą yildą ant Solanos assetų. Ir kaip tai veikia, dabar ir noriu paaiškinti. Aš paaiškinsiu labai primityviai, labai paprastai. Yra galima gilintis į dokumentaciją, eiti sudėtingai, gilintis kiekvieną mažą smulkmeną, kaip tai veikia. Ir jeigu jums tai yra labai labai įdomu, einat ir gilinatės. Aš noriu paaiškinti labai paprastai. Įsivaizduokite, kaip pavyzdys, mes turime frag sol, turim key sol ir tai yra liquid stakingo alternatyvos Solanos, jos tiesiog eina per Jito. Tai kaip pavyzdys, atsidarom šitą poolą, nors gal parodysiu parodysiu su Key Solana, va. Atsidarius šitą reikalą, kas dabar gaunasi, kad jūs suteikiate, investuojate ir perkate Key Solanas, tai gaunasi Liquid Staked Solanas, ir jūs jas dabar perkate, jeigu pasirinksite ant kainos, jūs perkate jas pigiau. Šiaip jinai turėtų būti 1:1 prie Solanos kainos. Ir vienas Key Sol yra 1 Solas, kitaip tariant. Bet perkant per šitus protokolus, jūs perkate su šiek tiek discountu ir iš esmės šitas discountas šiuo atveju yra 0,9895 sol, dabartinė šito instrumento kaina. Šiaip lietuvių kalba aiškint biški sudėtinga, angliškai biški paprasčiau, nes tiesiog yra principal token, būtent va PT. Ir gaunasi, kad jūs dabar nusiperkat Key Solana pigiau už 0,9895 ir laikant Key Solanas iki birželio 14 dienos, šita data yra maturity date, kada šitas instrumentas užsidaro ir užsifiksuoja, pavadinkim. Tai birželio 14 dieną jūs atgausite savo Key Sol, bet atgausite 1 Solaną pilną. Tai gaunasi skirtumas tarp ir jūsų tas garantuotas uždarbis gaunasi iš vienos pilnos Solanos atimti 0,98 ir čia gausis kažkas apie 0,2 Solanos, tiksliau 0,02 Solanos per 1 Solaną. Tai jeigu jūs, tarkim, investavote 5 Solanas į šitą reikalą, tai nuo 1 Solanos jūsų tas uždarbis yra 0,02 per Solą maždaug, ir jis yra garantuotas. Tai yra garantuotas yildas, nes birželio 14 dieną jūs atgausite visada 1 Solą. O dabar gaunasi, kad nusiperkat šitą Solaną pigiau, 0,9895 ir iš tikrųjų anksčiau, prieš pat šito produkto paleidimą, ta kaina buvo 987.
dabar yra 9,89. Tai jeigu čia dėsite vieną Solaną, arba dvi, arba pusę Solanos kaip pavyzdys, tai tas uždarbis yra juokingas. Ir DeFi'aus protokoluose ir DeFi'aus liquidity pooluose tikrai uždirbsite gerokai daugiau. Bet jeigu turite 10 Solanų, 15, 20, 100 Solanų ir panašiai, kur yra apčiuopiama suma, tūkstantinė, 10, 15, 20, 100 tūkstančių ir daugiau, ir nesinori veltis į DeFi'aus poolus, kurie yra biškai rizikingesni, sakykime, ir panašiai. Ir jeigu prisiminsit, lyg tai praeitam video, ten kur rodžiau, kaip matyti, ką daro Whales, ir dauguma jų su labai stambiais walletais, jie dauguma turėjo šitus PT tokenus, ne ant Solanos, nes nepalaiko D-Bankas Solanos, tai mes nematom, ką jie daro ant Solanos, bet ant Ethereum Layer 2 jie turėjo šitų PT tokenų, nes tai yra fiksuotas, garantuotas yieldas. Kita pusė eina į, kaip pasakyti, yra PT tokenas, kuris yra principal token, ir tai yra garantuoto yieldo, ir yra yieldo tokenas, kada tu gauni visą tą yieldą, kur šitas keysol būna įkištas. Tai gali būti stakingas, restakingas ir dar tas restakingas įdėtas per MEV, rewardus ir panašiai. Tai jūs galite eiti per dvi pusės, ant fiksuoto yieldo ir kintamo yieldo. Šiuo atveju protokolas, kuris yra būtent šitas eksponentas, jisai duoda tik tai fiksuotą yieldą. Ir jūs turit fixed yieldą ir paprasčiausiai nusipirkę šitas Solanas ir turite išlaikyti iki maturity, tai šiuo atveju birželio 14 arba Liepos 10, kaip pavyzdys, ir procentas yra šiek tiek didesnis, tik jisai yra metinis, aišku, tai jums reikia viską pasidalinti iš to, kiek dienų liko. Tai šiuo atveju liko 50 dienų, tai visą šitą reikalą reikėtų pasidalinti, kiek to procento iš tikrųjų lieka, nes tai nebus, kad po 50 dienų jūs turėsite būtent šitą uždarbį, tai yra metinis uždarbis. Ir atsidarius šitą protokolą yra lygiai tas pats, pasikeičiat į price ir irgi dabar perkate už 0,977, bet įsipareigojate laikyti Solaną iki Liepos 10, kad atgautumėt 1:1. Galite parduoti anksčiau, jeigu yra likvidumas, bet su kokia kaina parduosit, jau priklauso nuo dabartinio marketo. Ir šiuo atveju buvo tokių mini dipų, bet šiaip visada tas nuo produkto paleidimo datos, kuo arčiau maturity yra, tuo dažniausiai kaina būna vis aukščiau, vis arčiau 1. Tai šiuo atveju nusipirkus, tarkim, Fracsols, jūs gausite PT Fracsols, ir šitas PT Fracsol yra kaip įrodymas, kad jūs turite šitą principal token, ir kai ateina Liepos 10, įvyksta maturity ir jūs atgaunate 1:1. Tai tiesiog daugiau šiek tiek solo ir tas skirtumas yra jūsų pelnas. Bet Kamino irgi padarė visai įdomiai ir tarkim, jeigu dabar šitam reikale dar yra 50 dienų, kas yra iš tikrųjų nemažai, šiek tiek mažiau nei 2 mėnesiai, tai jūs galite nusipirkti Fracsolą, gauti PT Fracsolą mainais, kaip įrodymą, kad jūs tai turite, ir laikyti šitą iki tos Liepos 10. Tada ateiti į Kamino, eiti į markets, ir kur yra lendingas, jie atsivedė Exponent PT Sol Market. Ir matote, šitas Fracsol Liepos 10 turi irgi galima jį suplainti. Ir jeigu jūs jį suplainate čia, šitus tokenus, ką gavote iš Exponent Finance, juos galite suplainti čia ir prieš juos skolintis, jeigu reikia, Solaną. Ir šiuo atveju netgi jums moka už šitą paskolą, nes yra papildomas būstas JTO tokenais. Tai palūkanų net nesigauna palūkanos už šitą paskolą. Tai vėlgi, jeigu reikia tų Solanų, čia galima užsukti papildomą leverage. Šiek tiek labiau advanced tema, bet bandau paaiškinti, kaip įmanoma paprasčiau, kad nesigilinti, kaip yieldas ateina iš kur, čia galite daryti tą patys. Tiesiog primityviai. Tai yra toksai zero
Sudėtinga lietuviškai pasakyti iš tikrųjų. Tai va, žodžiu. Tai ne opcionas, bet į tą pusę pavadinkim, toks ir ne futurių marketas, ir ne opcionas, toks šiek tiek unikalesnis produktas ant kripto marketo. Tai šitas visas reikalas vyksta ant Solanos ir yra lygiai tas pats su Etheriu ir Ethereum Layer 2, tai yra Pendle protokolas, gal net ir girdėtas, nes jis yra labai didžiulis, labai žinomas, tai vėlgi atsidarius Pendle, atsidarius Markets, matysite stablecoinų top fix yieldą, stablecoinų new markets, tai yra su didesniais laiko intervalais, tie marketai, kurie dabar yra hot, kaip pavyzdys, ir paimkim pavyzdį, pasimkim CUSDO, šitam dalyke yra likę principal token, pasidarote iš API-jaus į price ir dabar gaunasi 0,9899. Tai praktiškai prie pat vieno. Bet tai yra stablecoinai ir tai yra garantuotas yieldas stablecoinų. Jūs net neišeinate į jokį risk on assetą. Tiesiog stablecoinus. Dabar perkate šitus stablecoinus CUSDO pigiau, tai yra $1 jums, tiksliau 98,99 centai jums nuperka $1, tiesiog nusiperkate dolerius pigiau, pavadinkim, ir kai vyksta maturity day, kuri yra birželio 19, jūs atgaunate 1:1, nors pirkote už mažiau. Tai gaunasi tas skirtumas ir yra jūsų pelnas. Tai sakau, nuo 100, nuo $1000 tai nėra apčiuopiama suma ir tikrai labiau verta eiti šiek tiek tik tai rizikingiau į didžiausius DeFi poolus ir ten gausite tikrai geresnį procentą, bet turint didesnės sumas arba tiesiog dėl bendro išprusimo, kokios galimybės DeFi yra, šitus metodus irgi reikėtų žinoti. Tai visas tas skirtumas ir susidaro, kad jūs per maturity dieną gausite $1 visą sumą, kurią čia įdėjote. Tai vėlgi tie 2 centai, net nepilnai, čia realiai 1 centas per $1 yra jūsų pelnas. Tai jeigu įdėjote pusę milo, kaip pavyzdys, tas uždarbis yra apčiuopiamas ir garantuotas. Tai va, ir čia labai aiškiai yra parašyta, kad vienas PT, tai yra vienas principal token, kurį jūs dabar nusipirktumėte, CUSDO is equal, yra lygus vienam USDO at maturity. Tai kai sueina šita data, šita kaina pasidaro realiai $1 paprasčiausiai. Ir tas skirtumas yra jūsų pelnas. Ir čia yra daug daugiau skirtingų galimybių ir labai daug stambesnių walletų, stambesnių protokolų ir jau šiek tiek labiau profesionalių DeFi investorių eina per šitas vietas, gauna tą fixed yieldą, nes tikrai kartais galima rasti labai neblogų procentų, kur paprasčiausiai tai yra stablecoinas, tu niekom iš esmės nerizikuoji, apart tuo, kad gali pats protokolas kažką tai užvelti, užsihakinti, išnykti ir dingti. Apart to, tai yra stablecoinas ir tu vis tiek atgausi visą tą savo sumą. Ir tas tavo yieldas yra fiksuotas ir garantuotas. Tai yra labai patogus ir paprastas metodas, bet reikalaujantis didžiulio kapitalo. Tai kaip viskas vyksta ir kas yra yield tokenas, dabar tikrai nepasakosiu, nes tai yra šiek tiek dar labiau advanced sistematika, bet jeigu patiems yra įdomu, toliau skatinti savo žinias, savo patirtį DeFi marketuose, tiesiog atsidarote, einat ir žiūrit. Ir skaitote dokumentacijas ir domitės toliau. Bet aš noriu parodyti, kad tokie galimybės egzistuoja ir labai primityviu būdu paaiškinti, kaip tai veikia. Ir viskas. Mano yra toks darbas, nes kitu atveju šitie video bus valandom ir niekas jų neįžiūrės ir niekas jų nesupras. Tai tam, kad viskas būtų as simple as possible, būtent taip ir paaiškinu. Tai va, yra Pendle ir yra Exponent Finance. Žinau, kad tokių yra daugiau protokolų, bet
juos nesiveliu ir šiaip nelabai veliuosi į šitus reikalus, pats asmeniškai. Man patinka DeFi poolai, man patinka ta rizika, kurią aš turiu, man jos nereikia mažinti, jeigu noriu padidinti, bet kada galiu išeiti į kažkokį rizikingesnį poolą, bet jau tokio tipo maža rizika, kaip pasakyti, nejaudina. Norisi šiek tiek įdomiau dalyvauti DeFi. Čia yra labai boring DeFi'us, kuris tiesiog idėjai pasiėmei ir kolėsi idėjas ir laikai. Tuos savo PT tokenus dažniausiai gali suplainti į DeFi kitus poolus ir prieš juos irgi skolintis, kad tie pinigai nebūtų užšaldyti. Jie užsišaldo, bet tu pasiskolini vėl į USDT, vėl eini kažką veiki. Ir tiesiog finale tas yieldas metų gale, ar pusmečio gale, ketvirčio gale, jisai tikrai susideda iš visų šitų vietų. Bet vis tiek, DeFi'us poolai, ypač koncentruoto DeFi'us poolai, yra šiai dienai, mano manimu, geriausias balansas tarp rizikos ir potencialaus pelno. Tai va, viską paaiškinau, manau, kiek įmanoma aiškiau. Jeigu yra klausimų, komentarai, Instagramas rašot, klausėt, jau tikrai yra ne vienas, kuris rašė, pabendraujam, įdomu ir aišku važiuojam toliau. Ir šitie video eis vienas po kito, darau kaip įmanoma dažniau, aiškinu kiek įmanoma daugiau, ką pats žinau, ir po to gal perėsim prie skirtingų temų, nes tikrai yra ką papasakoti apie kripto marketą, kaip jisai veikia ir kaip jisai neveikia svarbiausia.